Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Iš kiemo pusės 787. Čia jau yra truputėlį mistikos, ta prasme, tai yra simetrinis toksai skaičiukas 787, net ir pats aštuonetas simetrinis ir čia tokia pilnoji mistiškoji simetrija. Todėl turėtų būti tikrai gerų žinių, jų ir bus šiandien. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, būtinai pakomentuokite, parašykite savo mintis, prisiminimus dar, nes mes kartais kai ką užmirštam, jūs priminat ir tai yra tikrai labai smagu, kai kurios komentarus mes dar ir parodom laidoj, tokius tikslesnius, aiškesnius. Ir ačiū visiems jums, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformoje, tiek pervesdami paramėlę į Komiko teatrą, ar paspausdami tą mygtuką. Ačiū esantį čia apačioje ir tampate mūsų kanalo rėmėjai ir klubo nariai. Ačiū visiems tiems, kurie tikrai pasidžiaugėte ir palaikėte mūsų tą susitikimą Panevėžy su Seimo nariais. Jūsų komentarai tiesiog skatina daugiau daryti tokių susitikimų ir aš manau, kad jūs turėtumėt patys organizuoti, gerbėmiai, savo apygardose susitikimus su tais Seimo nariais, kurie balsuoja už mokesčių didinimą. Mes stengtumėmės atvažiuoti ir, kaip sakyt, užkurti pirtį tiems Seimo nariams ir išgirsti iš jų tiesiai, kaip ir Panevėžy, ar jie realiai nesuvokia ir nesusigaudo situacijai, ar jie žinodami tikrą situaciją specialiai daro, kad būtų blogiau žmonėms. Važiuojame nuo gerų žinių. Kasčiūno istorija apie tai, kaip jisai, sėdėdamas kartu su Liaudansko svaru, svarstė, ar šauliai eiliniai žino, kad jiem reikės žudyti nelojalius piliečius ir ar jie mokomi žudyti nelojalius piliečius. Kasčiūnas atsakė, tikiuosi. Liaudanskas sako, jūs taip manot? Kasčiūnas pakartojo, nu jo, aš taip tikiuosi. Nelojalius piliečius. Policija, kaip minėjau, nutraukė ikiteisminį tyrimą, pareiškusi, kad Kasčiūnas ir Liaudanskas abu yra nepakaltinami, nes jie nesuvokia, ką daro. Čia būtent yra policijos, kaip matote, tas komentaras, motyvas, kodėl yra nutrauktas ikiteisminis tyrimas. Dar buvo, kiek žinau, ir buvęs vidaus reikalų ministras, dabar visuomenininkas Gintaras Fromonavičius parašęs pareiškimą policijai. Dar, kiek žinau, atsakymo į jo pareiškimą nėra, bet istorija nesibaigė taip, kaip policija norėjo. Grupė Seimo narių kreipėsi jau į generalinę prokuratūrą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir aš manau, kad prokuratūra turės judinti užpakalį ir vienaip ar kitaip reaguoti, nes iš tikrųjų čia yra kiršinimo, precedento neturintis kiršinimo ir bauginimo, žmonių bauginimo atvejais. Antra vertus, kadangi jau policija parašė, kad Kasčiūnas, tai yra Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščioniai demokratai partijos pirmininkas, buvęs nacionalinio saugumo ir gynybo komiteto pirmininkas, buvęs krašto apsaugos ministras, nesuvokia, ką kalba, kitaip sakant, jis yra neadekvatus, nepakaltinamas, tai reikėtų Seimo nariam tiesiai šviesiai paklausti jo paties Seime, kaip jisai vertina policijos sprendimą, kad jisai yra neadekvatus. Ir ar Kasčiūnas gali pristatyti pažymą iš psichiatrų, kad jisai yra adekvatus. O jeigu jis yra adekvatus, tai policija turėtų vis dėlto pradėti ikiteisminį tyrimą. Antra vertus, kiek aš pamenu, jisai neturi teisių, nes jam teisių panašu, kad ir nedavė dėl kažkokių tai priežasčių. Bent jau ten sakė, aš nenoriu, bet tas aš nenoriu iš tikrųjų keista, kaip vyras, suaugęs, neturi vairuotojo pažymėjimo, tai yra keistas klausimas. Sako, kad tiem, kurie turi, būtent, neadekvatumą, tiem neišduoda vairuotojo pažymėjimo. Tai Seimo nariai tikrai turėtų paklausti ir šlovingos Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionis demokratų partijos narių, kaip jie jaučiasi, kai jų partijai vadovauja neadekvatus pirmininkas. Taip nusprendė
policija. Važiuojame toliau. Dar viena gera žinia. Mes rodėm savo laidoje, kad brakonierių, teismo jau pripažinta ir nuteista brakonierių, buvusi Vilniaus garsų rimtą aplinkosaugininką, už brakonieriavimą nuteista, aplinkos ministras paskyrė savo patarėjų. Kilus skandalų ir po mūsų laidos kilo didžiulis pasipiktinimas, aidėjo, nubangavo, atsiėmė pareiškimą tas buvęs brakonierius, tas buvęs aplinkosaugininkas ir pasitraukė iš užimamų pareigų. Čia dar viena gera žinia, kad vis dėlto viešumas, tas viešinimas šitų visų brudnų darbelių, nes mes parodėm ir už ką jisai buvo nuteistas, už ką buvo nubaustas, kada pagautas, su kuo pagautas. Nes viešoji žiniasklaida labai, kaip sakyti, taip labai tipo buvęs brakonierius, bet nutilėjo detalės. Mes parodėm viską. Ir kai išlindo visi galai į paviršių, jam teko atsistatydinti. Ir čia gera žinia, kad vis dėlto reaguoja į viešumą šitie valdantieji. Čia yra gera žinia. O dabar važiuojame toliau. Kražių. Istorinė Kražių mokykla gimnazija. Kaip matote, 1773, 1884 metai. Čia tokia knyga, knygos viršelis, čia matote, aprašyta šita mokykla, šita gimnazija ir mūsų žiūrovas Marijus iš Žemaitijos rašo: Labas rytas. Į gimnazijos pastato ir stadiono atnaujinimą, saulės baterijas ant stogo investuota apie 2 milijonai. Istorija Kražių kolegija pradėjo veikti 1616 metų rugsėjo 18 dieną. Kražių gimnazija. Ir dabar aš taip pat iš tolo pradėjau apie Kražių gimnaziją, iš tikrųjų garsią Kražių gimnaziją, netrukus pamatysite ir kas ją yra baigę, tokį trumpą, nedidelį Marijaus reportažą apie tai. Kelmės rajono taryba nubalsavo, kad reikia panaikinti Kražių gimnazijos statusą. Tiesiog nuleisti ją į žemesnį lygį. Istorinę mokyklą, turinčią 100 metę, kaip matote, nuo 1616 metų. 300 metų mokyklos istorija, neseniai atremontuota, virš 2 milijonų, įkišta su investuota ir savivaldybės tarybos nariai neatsakingai visai neatsakingai nepasvarstė, čia galima juos apkaltinti realiai kenkimu ir valstybės istorijai, visai kaip jie ėmė ir nubalsavo, kad Kražių gimnazija būtų panaikinta ir liktų ten tik tai pagrindinė mokykla, o reiškia sekantis žingsnis į mokyklos uždarymą. Marijus Čekavičius. Prabėgame pro Kražių mokyklos istoriją. Kas joje mokėsi? Va ir dabar šitą Kražių gimnaziją jau nusiteikta padaryti pagrindinę mokyklą. Tai yra gėda merui, rajono tarybos nariams, kad viena seniausių Lietuvos teritorija ir pati seniausia Žemaitijoje bus vėl paversta pagrindinė mokykla. Imk tėvūnė ir ten visi tarybos nariai sprendimą ir vežkite vaikus mokytis iš Kelmės apylinkių į Kražių gimnaziją, o Kelmės miesto ir apylinkių vaikus kviečiu mokintis Kražių gimnazijoje. Tai yra rimta švietimo įstaiga.
Matote, kas yra baigę, matote, kokią turi mokykla, gimnazija, istorija, koks tai yra kultūros, švietimo židinys ir tą židinį, va taip žingsnis po žingsnio, neatsakingi tarybos nariai, o gal net ir tyčinis tai yra veiksmas. Čia reikia gerai visiems pagalvoti ir gerai visiems pagalvoti Kelmės rajono gyventojams, kurie balsavo už juos, nedaug liko, panašiai 1,5 metų iki, truputį daugiau kaip 1,5 metų iki savivaldos rinkimų ir visi turėtų pagalvoti apie tai, ką jie išsirinko į tarybą, kokius žmonės naikinančius šito krašto istoriją. Realiai bandoma sunaikinti istoriją, nes jeigu nuleido iki pagrindinės mokyklos, po to padarys pradinę, po to sakys, ai, reikia uždaryti. Ir tai yra pirmas žingsnis naikinti, griauti istoriją, švietimo židinį, kultūros židinį ir panašiai, ir panašiai, panašiai. Ir naikinti ne tik Kražių, Lietuvos istoriją. Lietuvos istorija, nes čia istorinių asmenybių labai daug mokėsi. Kodėl taip pasielgė, aš pateisinimo jokio neturiu ir merui čia yra tiesiog gėda, kad jisai taip pasielgė realiai. Visai savivaldybės tarybai, kurie balsavo už tokį sprendimą, turėtų būti gėda, nes jie nesuvokia, ką daro. Jie net nesuvokia suskaičiuoti ne tik dvasinių nuostolių, kurios padaro šitam kraštui, bet ir ekonominių, nes tai yra ir ekonominė žala. Jie skaičiuodami va tą vienadienę naudą, jie nesuvokia, kad padaro milžinišką ekonominę žalą visam kraštui į priekį. Jie šito nesusiskaičiuoja. Jo, važiuojame toliau. Kalbėjom truputėlį apie Gintarą Furmanavičių. Čia jisai pasidalino tokią, iš tikrųjų, čia galima pavadinti komediją, bet tai ne komedija. Tai yra mūsų gyvenimo realybė, į ką pavertė pastarieji buvę sveikatos apsaugos ministrai sveikatos apsaugą. Čia kalbu apie Verygą ir Dulkį. Gintaras Furmanavičius rašo, jei sąžiningai mokate PSD ir kartais sugalvosite susirgti, gerovės valstybės valstybinė sveikatos apsauga jums garantuota. Na ir kas, kad 2029 metų gruodžio 10 dieną. Jeigu iki to laiko numirsite, kuo anksčiau praneškite nurodytų telefono numeriu. Ir čia matote lapelį planinė hospitalizacija Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų pulmonologijos skyrių miego laboratorija. 2029 metai 12 mėnesio 10 dieną 11 valandą. Pavardė aišku užbraukiam. Ką pasiimti atvykstant? Su savimi turėti gydytojų siuntimą hospitalizacijai. Prieš beveik 5 metus siuntimas galiojo, ne? Asmens dokumentus, pasą ar kitą asmens tapatybę liudijantį dokumentą, ambulatoriškai vartojamus medikamentus, asmens higienos reikmenis, dantų šepetuką, dantų pastą, šaukos, muilas ir kitą, asmeninius drabužius, naktinius marškinius, halatus ir kitą avalynę, nerekomenduojama imti brangių daiktų, papuošalų ir stambios pinigų sumos. Pacientas turi atvykti tiksliai paskirtą dieną ir valandą. Numatoma stacionaro ištyrimo ir gydymo trukmė 3 dienos. Jeigu negalit atvykti, būtina kuo skubiau pranešti telefonu. Nežinau, kaip čia pavadinti, ką čia galėtų reikšti. Aš jau čia, žinot, čia nei juoktis, nei verkti. Pasityčiojimas iš žmonių, pasityčiojimas iš visos sveikatos apsaugos, pasityčiojimas iš pacientų, pasityčiojimas ir iš gydytojų. Ir čia, žinot, čia galima būtų skaityti kaip kažkokį fantastinį rašinėlį. Nepatikėtų prieš 20 metų, kad taip gali būti. Ronaldas Reiganas kažkada kalbėdamas ir pasakodamas anekdotą apie Gorbačiovą ir Sovietų sąjungą, pasakojo tokį anekdotą. Buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasakojo, kad tarybiniais laikais
žmogui davė paskirą automobiliui ir pasakė, kad jis turi už 5 metų 11 val. Ryto, gruodžio 10, kaip dabar 11 val. Ryto, ateiti to automobilio atsiimti. Ir tas žmogus sako, oi, 11 val. Ryto, gruodžio 10 negaliu, nes pas mane pusę 11 ateina santechnikas į namus. Tai čia kalba ėjo apie Tarybų sąjungą. Ronaldas Reiganas, sakysim, tai pasakojo tokį pasityčiojantį, cinišką anekdotą apie betvarkę Tarybų sąjungui. Dabar galima lygiai taip pat pasakoti anekdotus, kada gausi vietą ligoniniai, tyrimam ir tu sakai, oi ne, 11 val. Negaliu, pas mane pusę 10 ateis skalbimo mašinos meistras. Čia yra iš tikrųjų baisu, ką padarė. Principė visą tą sveikatos apsaugą sugriovė 2 ministrai. Tai Veryga ir Dulkys. Per 8 metus viskas susiprivatizavo ir tai, ką gaunate, ką turėtumėt gauti už, socialinį savo draudimą, už sveikatos draudimą sodrui. Realiai tai jums pasako, mes dabar tikimės, kad jūs iki tos datos numirsit ir jums nei tyrimų, nei operacijos nereikės. Va tokia sveikatos apsaugos sistema. Kiek žinau, dabartinė ministrė lyg tai kažką bando keisti, bet panašu, kad taip jau šitie praturtėjo privačių gydytojų, gydymo įstaigų oligarchai, kad sunku dabar bus juos įveikti. Važiuojame toliau. Mūsų aukšinė žuvelis dabar jau turbūt taip reikėtų pavadinti, Meilutytė prisipažino, kad jinai yra Meilutytis, taip reikėtų matyti komentuoti. Čia to vykusio parado matyti proga, Meilutytė tiesiog dėjo prisipažinimą, kad jinai yra palaiko kažkokį džiaugsmą ir santykius ir solidarumą palaiko su LGBTQ plus žmonėm ir pati esu viena iš jų. Realiai yra toksai kaip ir pasakymas, kad šiaip tai yra lytis 2, vyras ir moteris. Jeigu kas įsivaizduoja, kad yra dar kokios nors lyties, tai čia jau ne apie lytis kalba, o apie psichinę negalią. Tai šitoj vietoj, jeigu kažkas save įsivaizduoja kažkuo ir nori savo lovos reikalus perkelti į kažkokį aukštesnį politinį lygį, tai jam iš tikrųjų reikia kreiptis jau pas rimtus specialistus galvos ir pasitarti jau net su vaistininku neišeis. Vien tik su vaistininku pasitarti neišeis. Antra vertus, visą tai taip ideologizuota ir politizuota, kad čia net ir kvailiui aišku, išskyrus šitai bemoksliai, vargšiai čempionai, sprendžiant iš tos fotografijos iš Adomo obuolio, kaip matote, sunku pasakyti iš tikrųjų, kas čia yra. Ar čia Meilutytė, ar Meilutytis. Čia kiekvienas gali vertinti kaip norit, bet aš tiesiog pacituosiu, ką parašė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Facebook'e komentuodama visą šitą tokią fantasmagoriją. Ryškiausia vakar dienos naujiena buvo apie garsios sportininkės seksualinę orientaciją. O kodėl mums tai turėtų rūpėti? Man, pavyzdžiui, nelabai įdomu, kas ką traukia, nors ir linkėčiau tiek Rūtai, tiek kitiems šauniems žmonėms sukurti šeimą, sulaukti vaikų, bei kartu gyventi ilgai ir laimingai. Vadinamoji tapatybių politika naudojama visuomenės nuomonės formavimui, nes ji labai patogi įsitikinimų kontroliai, įjungia genetinį mąstymą. Vieną kartą širdyje, o dar stipriau, jeigu viešai, priskyrei save LGBT bendruomeniai, ir jau nuo to momento psichologiškai bus sunku nesutikti su bet kokiom šio
mažo judėjimo iniciatyvom, politizuotom, bei reikalavimais, protas nesąmoningai ieškos pateisinamų blogiems veiksmams, ignoruos neigiamas pasekmes, nematys prieštaravimų akivaizdžiai tiesai ir aklai tikės netgi absurdiškom dogmom, kurias skelbia tos genties lyderiai. Influenceriams atrodo, kad jie daro įtaką, o iš tiesų jie patys yra naudojami kaip įrankiai politinėse, ideologinėse, kultūrinėse kovose dėl galios. Taip apie šitą garsios sportininkės tokį išpuolį, išsišokimą. Čia išsišokimų vadinčiau nebrandžių, infantilių išsišokimų, bet šitos sistemos, šita sportininkė jau ne kartą yra naudota, pati ir nesusigaudo, kad ją naudojasi savo politiniam tikslams visa šita sistema, visokie švabiniai fondo čiulpiai. Ir dar vienas jos toks pats išpuolis, jai pačiai nesuvokiant, ką jinai daro, jinai tampa tiesiog įrankiu ir žaisliukų politinių ideologų rankose. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate, būtinai pakomentuokite. Ir ačiū visiems, kad esate kartu su mumis, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformoje, tiek ir pervesdami paramėlį į Komiko teatrą. Apačioje po šito video yra visi reikalingi rekvizitai ir sąskaitos numeris. Ir ačiū visiems, kurie ir paremėte, pavyzdžiui, YouTube kanale. Čia galima paspausti tą mygtuką, ačiū širdelę apačioje po video esančią. Ir ten galima ir paaukoti, ir tapti mūsų kanalo klubo nariais. Visiems gerų dienų, gerų žinių norėčiau palinkėti, kuo daugiau gerovės, sveikos, normalios gyvensenos, sveiko proto. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.